Su jumis tiem, kas tiki. Šį kartą pažiūrėkite 3 variantus. Įsirinkite savo, kuris patiks. Galbūt turėsite kažkokių panašumų savo asmeninėje erdvėje, tarp giminių ar tai draugų, pažįstamų ir panašiai. Taigi variantai visiems. Pirmas variantas būtų šita kaladė. Antras variantas būtų šita. Trečias variantas būtų šita. Įsirinkite savo variantą ir pradėsime. Taigi, pradėsime nuo pirmo varianto. Paklauskime kortelių, kas vyksta, apie ką nori kalbėti kortelės. Taip. Ir dar viena nukrito. Pakelkime taip. Gerai. Pažiūrėkime, kas čia vyksta. Čia viskas yra, gali būti ožiaragiui, liūtui, žuvim. Kalba apie komunikaciją, kažkas buvo pasitikėjęs ne tuo žmogumi. Žmogus ėjo į darbinę veiklą, ėjo uždirbti pinigų. Taip, jisai gavo savo atlygį. Atsiprašau. Gavo savo atlygį, bet nieko nenorėjo mainais duoti kažkam. Pradėjo meluoti kitiems žmonėms, galbūt buvo sakyta kažkam, kad uždirba daugiau. O jisai ginasi žmogus ir moteris galbūt matė, kažkas buvo matyta. Ar tai pastebėta, kad į kažką kreipia dėmesį kitų žvilgsnių, kitaip, lyg artimiau bendrauti su kitais negu su jie. Nors tenai galbūt buvo tik tai kažkoks tai pašnekesys tarp bendradarbių ir panašiai. Ir vyko kažkoks tai pavydas, kurį turėjo atlaikyti žmogus kažkokiose iliuzijose dėl pinigų. O moteris ieško savo svajonės. Jinai nori
nori laimės. Bet jinai yra labai prisirišusi prie žmogaus. Sako, yra šansas kažką duoti. Yra galimybė kažkam. Bet kažkaip greitai pasisuko viskas kitaip. Vyras tai tarsi persimainė į kitą žmogų. Kai gavo atlyginimą ar tai kažkokį tai pasitikėjimą savimi per darbą. Kažkas vyko darbe. Koks patarimas būtų pirmam variantui? Viskas pasikeis. Dabar yra laikina pozicija, pauzė. Galbūt jaučiatės prislėgti dėl šios situacijos. Tiesiog palaukit, viskas pasikeis. Ar jūs judėsite į priekį ir taip. Vyras galbūt yra sustojęs ties kažkuria vieta. Koks būtų patarimas? Jeigu jisai jūsų klausys, jisai jaučiasi kažkiek pririštas prie jūsų, bet jisai jį žiūrės kaip į pergalingą žmogų, jį žiūrės kaip šaunų žmogų, juo pasitikės ir jūs juo pasitikėsit. Arba kažkas duos nurodymą, ką daryti, kad juo pasitikėtų. Ar ilgai tai vyks? Ar ilgai tai vyks, kol gaus pinigų? Kol kažkas matys, kad yra kažkokių tai finansų, dėmesio, kažkokios tai bičiulystės galbūt, susitikimų. Kol bus įdomus interesai. Tol bus pakabinta situacija. Ir daug kovos. Taip, būtų pirmam variantui. Dabar žiūrėkime antrą variantą, kas vyksta. Kas vyksta? Kažkas ieško išeities, vilties praradimas, kur buvo draugystė. Kažkas buvo susitikęs su kažkokiu žmogumi ar tai moterimi, kur daug matė, daug žino. Jinai galbūt perdavė informaciją apie kažkokius artėjančius įvykius. Kažkaip atrodo, kad ta moteris jau buvo tose įvykiuose ir jinai žino, kaip tai įveikti, kaip tai nugalėti. Kažkokie sunkumai. Taip, žino. Ar ji padės? Ar padės? Jeigu žino, ar padės. Padės, bet reikia neišsigąsti.
padės. Ji bus kartu. Kai atrodo nieko nebus. Jūs neturite bijoti, jeigu einate per kažkokias sunkias transformacijas ir panašiai. Jinai padės. Koks būtų patarimas? Koks būtų patarimas šioje situacijoje? Jūs ne viską žinote apie tai, ko bijote. Kas artėja link jūsų, jūs ne viską žinote apie tai. Turėtumėt galbūt sustoti. Kažkokiam aspekte reiktų sustoti, jums pamastyti. Ką tai pakeis? Žiūrėkime, ką tai pakeis. Ką tai pakeis? Jūs atrasite ramybę. Virš jūsų galbūt yra kažkokie negeri dalykai vyksta. Ir jūs tuose neramumuose tiesiog atrasite ramybę. Jūs galbūt viską iš šono pažvelkite ir rasite tai, nuo ko jūs slapstotės, bėgate. Kažkokios žinios gali dar ateiti. Kažką reiktų sužinoti. Kodėl taip sunku? Sunkumus einate ne vienas jūs. Jūs turite pamatyti tai, kad yra ilga kelionė. Čia nevyksta viskas per vieną dieną. Čia eina metai iš metų. Negalima bėgti nuo to, kas yra, kas būtina, nes tai visiškai kitas dalykas. Jums kažkaip baisiai atrodo. Turite pamatyti tiesą. Sustoti, nurimti, pamatyti, kas vyksta iš tikrųjų.